Šiandien apie tai, kas aš, kokia aš, ką aš veikiu, kur aš esu, kur aš einu ir pareinu. Bet šiaip, iš tikrųjų, tai be bairo išsisaugokit pagaliau mano YouTube, aš nesuprantu, kas yra. Sunku paspausti, užsiprenumeruoti. Yragi skambaliukas, kur gali pasispausti, kad užsiprenumeruotum, yra ten visokie išsiseivinimai. Roberta, kokia tu esi darbe? Kai dažnai manęs klausėt, kokia aš darbe, beprotė. Dirbu be darbo valandų, atsidavusi maksimaliai ir jeigu jau darau iš visos širdies. Aš neįsivaizduoju, kaip padaryti kitaip, nemoku. Ir visada esu maksimalistė, atiduodu visą širdį, visą savo laiką. Ir kad ir kaip atrodytų galbūt nenormalu, juk klientas ir yra tik klientas, ne? Aš dėja jo tokiu nelaikau. Aš su savo klientais susidraugauju, aš noriu turėti su jais ryšį, aš noriu jį pažinti ir lygiai taip pačiai noriu, kad jis pažintų mane. Dėl to aš dalinuosi socialiniai erdvėjai, savo gyvenimu, savo iššūkiais, savo Australija, viskuo, kas aš esu, tam, kad mano žmonės, mano klientai mane pažintų, kad galėtų maksimaliai manim pasitikėti ir visada turėtų mane šalia. Man tai yra labai labai svarbu. Ir žinot, kas yra skaudžiausia, kai aš tikrai atiduodu visą save ir kai kartais žmonės pagalvoja, nežinau ko vedami, bet galbūt nuomonių, galbūt kitų žmonių įsivaizdavimų ar kažkokiom nuogirdom pradeda kliautis ir suabejoja manim. Va čia yra pats svarbiausias momentas. Tada tam žmogui į mane, buvimas su manim, pilnai užsidaro duris. Aš darau maksimaliai gerai. Aš myliu savo žmonės, aš dėl jų stengiuosi, aš dėl jų maksimaliai atiduodu visą savo laiką. Ir jeigu žmogus manim suabejoja, vadinasi, tai ne mano klientas. Mums nepakeliui tada. Nes man pasitikėjimas, tikrumas, tiesa yra milžiniška vertybė. Ir aš lygiai to paties tikiuosi iš savo klientų, iš savo žmonių, maksimaliai manim pasikliauti, maksimaliai manim tikėti, nes aš lygiai tą patį atiduodu. Atiduodu visišką pasitikėjimą, visišką tikrumą, tiesą, nes tai yra svarbiausia. Niekaip kitaip, patys pagalvokit, niekaip nesukursi didelių, gražių dalykų, jeigu nebus bendrystės, nebus pasitikėjimo, nebus tikėjimu. Tai vat aš to ir labiausiai linkiu, kad ar tai būčiau aš, ar tai būtų kitas specialistas, kurį išsirenkat, kad juo maksimaliai pasitikėtumėt, pajaustumėt iš vidaus, iš širdies, kad su tuo žmogum galit keliauti link savo tikslų. Nes kitu atveju viskas griūna. Negali išsirinkti specialisto, juo nepasitikėti, galbūt apie jį aptarinėti su kitais profesionalais ir tai tada kam tu jį rinkaisi, jeigu tu juo nepasikliauji, nepasitikė. Tai aš savo darbe esu maksimalistė. Man svarbu, kad mano žmonės, kurie patikė man į mano rankas savo tikslus, savo svajones, savo siekius, kad jie realiai jų ir pasiektų. Man tai yra svarbu. Ir duok man ranką, aš tave nusivesiu ten, kur tu nori, bet jeigu tu tai duodi, tai neduodi, tai pasitiki, tai nepasitiki, tai blaškaisi, bėgioji pasitarti su kitais. Ar tau patiko Tenerifė? Apie Tenerifę gaunu kone kasdien klausimus, ar jums patiko, kodėl jūs nebe ten, juk daug lengviau, paprasčiau ir vizų klausimų nėra ir pigiau. Visų pirmiausia, tai mes esame maksimalistai. Ir aš negaliu nustygti vienoj vietoj, padariau, važiuojam toliau. Pasiekiau, keliaujam toliau. Nes mane veda tikslas paskui tikslą. Mane motyvuoja tikslas vienas paskui kitą. Taip, Tenerifė yra be galo nuostabi sala, lengva joje gyventi, nors vėlgi pasižiūrėjus kaip kam, apie ką kalbam, bet mūsų atveju buvo ženkliai lengviau. Nes įsivaizduokit, vizų klausimų nėra, nereikia spręsti iššūkių, rebusų liksim, neliksim, kaip čia bus toliau. Tai taip yra daug paprasčiau ten, bet kas liečia pasaulį, galimybės, ne, Tenerifė, ne. Man norisi truputį daugiau. Aš noriu truputį daugiau pamatyti, pasiekti ir lygiai taip pačiai savo vaikams sukurti galimybę daugiau turėti. Bet grįžtant prie Tenerifės, patiko,
be galo dievinu jos gamtą. Oras, žmonės linksmi nuostabus, gamta be galo graži, vandenynas, palmės, bet man trūko miesto, man trūko to šurmulio, man trūko to skubėjimo į ofisą, kostiumuotų žmonių. Trūko pasaulio, trūko miesto, bet niekada negali žinoti, kada mes į ją sugrįšim, niekada negali žinoti, kaip gyvenime pasisuks. Ir aš galvoju, kad Tenerifė yra ta vieta, kurioje tu gali mėgautis gyvenimu, kurioje galbūt sutikti ir praleisti savo senatvę, bet šiandien dienai, kai yra maži vaikai, kai yra daugybė dalykų, ką turim nuveikti, padaryti, tai Tenerifė šiek tiek yra per maža. Kokia buvo tavo vaikystė? Labai dažnai klausėt apie vaikystę. Visada, kai gaunu šį klausimą, graudinuosi. Nors atrodo, juk tai buvo viskas senai ir dabar tikriausiai atėjo suvokimas atsakant jums šitą klausimą geras, negaliu patikėti, net šiurpai nuėjo per kūną. Gali būti, kad graudinuosi dėl to, kad dabar to neturiu. Neturiu galimybę sugrįžti pas tėvus, sutikti kalėdų, sutikti kūčių, Velykų, naujų metų. Apskritai nėra tarsi kur sugrįžti, būti, anūkai, seneliai, nėra to tokio ryšio. Ir nežinau, labai sunku kalbėti. Mes su broliu augom labai skurdžiai, augom tikrai, galiu drąsiai sakyti, nepritekliuje. Būdavo dienų, kai trūkdavo maisto ir eidavom kartu su broliu užsidirbti, kartu su tėvais, mes darydavom daug ką. Ravėdavom daržus, raudavom burokus, veždavom šieną, kasdavom bulves. Ir ne šiaip laukelį, įsivaizduojat, mažą kokį pas kaimynus, bet kolūkius, didžiulius laukus, kai vagos nesimatydavo ten, neaišku, kur jį baigdavosi už kelių kilometrų. Ir braškės iš pradžių ravėdavom, paskui jas skindavom. Dar rinkdavom tuos korlado vabalus, žinot, nuo bulvių, kada pradeda žydėti jos, tada jie ten apspinta, rinkdavom. Nors aš niekaip nesuprasdavau, tik gali nupurkšti jos, rinkdavom. Atsimenu daug tokių sunkių darbų, kur, žinokit, retas vaikas eidavo jų dirbti. Pagrinde matydavai, kad dirba tėvai, didesni vaikai, turiu minty, paaugliai, o mes buvom labai mažiukai su broliu, kai mes eidavom visur. Vasaros beveik nematydavom. Mes visą vasarą dirbdavom. Ir aš gal net sakyčiau, labai nelaukdavau, kol mokslo metai pasibaigs, nes mums tada prasidėdavo didžiulis darbas. Mes su broliu keldavomės kokią ir 4 ar 5 ryto, grįždavom kone vidurnaktį, tu spėjai tik nusiplauti kojas, nes visas murzinas po daržų, po laukų, ryte vėl tas pats. Būdavo, atsimenu, labai liūdna, kai eidam pas kažką dirbti, o tas ūkininkas nemaitindavo. Būdavo tikrai labai taip nesmagu, nes tada turėdavai dėtis iš namų kažką. Ir mes nelabai turėdavom ką įsidėti. Tai kažką ten surasdavom, kokios duonos, lašinukų, nes kitas ūkininkas, pas kurį dirbom, pavyzdžiui, davė. Tai tada valgydavom kažką savo ir būdavo taip skurdžiai tie mūsų tokie piknikai laukuose. Bet jau kai važiuodavom pas kokį ūkininką, kuris duoda pietus, kuris atveža užkanduką, tada, nes tu visą dieną, tu įsivaizduok 15 valandų kaip minimum esi laukuose. Kokius akmenis renki karštyje, kai saulė tiesiog kepina tave kaip kokį šašlyčioką laukuose. O tu esi mažas vaikas visiškai. Tai va, ir laukdavomės to ūkininko su tais puodais, ar ūkininko žmonos laukdavom su tais puodais. Ir, o Dieve, kokie ten būdavo skanūs tie maistai, tai kokių cepelinų prigamindavo, atveždavo, tai kokių dešrelių išvirdavo su bulvėm, atveždavo. Ir taip smagu, visko ten. Tikriausiai tai buvo geriausias laikas, kai dirbdavom ir valgydavom pas ūkininkus. Atsimenu, vos pavilkdavom kojas. Su broliu jau namo grįždavom tokie pavargę. Prisimenu su didžiulė meilė, su didžiulė pagarba tėvams, kad jie mus paruošė tokius stiprius ir
paruošė gyvenimui. Oh my god, negaliu skaupti. Esu dėkinga jiems ir lygiai tuo pačiu ne. Buvo dienų, kai buvo tikrai labai smagu, labai gera ir norėdavom mes į tuos laukus eiti dirbti, nes kada mes dirbdavom, tada tėvai negerdavo. Baisiausia būdavo tai, kad užsidirbę, jeigu jie paleisdavo tą savo nusiteikimą negerti, tai tuos uždirbtus pinigus jie nupirkdavo mums daug saldainių, nupirkdavo įvairiausių mandarinų, kiek atsimenu, vaisių, daug mandarinų, daug saldainių. Tikriausiai taip norėdami kompensuoti tai, kad jie dabar gers. Ir ne šiaip savaitgalį gers, o gers kelias savaitės. Tai vaikystė buvo tikrai įvairi, galiu tai pasakyti. Buvo labai daug dėkingumo, nes buvo gera turėti iš tikrųjų tokius darbščius tėvus, kurie ėjo darė, bet lygiai taip pačiai ir buvo labai negera, nes jie daug gerdavo. Ir šiandien dienai serga. Tiek tėtis labai sunkiai, tiek mama turi savo iššūkių. Ir aš galvoju, kad tikrai tik tai dėl to, kad savo gyvenimu netinkamai rūpinos. Tai prašau, nebeklauskit manęs daugiau apie vaikystę. Kokia tu buvai mokykloje? Mokykloje buvau visokia. Visų pirmiausia, tai labai darbšti. Mėgau renginius. Manęs buvo visur pilna, aš mėgau juos vesti, aš mėgau juos organizuoti. Aš netgi buvau sukūrusi savo šokių mergaičių grupę, kur mes šokdavom ir mano brangi mokytoja mus tų šokių mokindavo, aišku, ten savo judesiukų irgi visokių parodydavom. Bet taip, greičiausiai aš buvau ją sukūrus tą grupę, dabar neatsimenu. Bet aš kiek pamenu, visą laiką buvau tokia organizatorė ir kaip apsirengti, ir kaip judėti, ir kur ten stovėsim, ir ką mes čia darysim. Tai tai mėgau labai vesti renginius, šokom, visur manęs buvo pilna. Mėgau labai skaityti knygas. Be galo, aš jų perskaitydavau daugiausiai iš visos klasės, galbūt net iš visos mokyklos. Ir tų knygų buvo labai daug įvairių. Bet ką tikrai ryškiai prisimenu, kad mano lietuvių kalbos mokytoja man knygas neždavo ne pagal mano protą, ne pagal mano amžių, neždavo knygas tokias kaip, įsivaizduokit, aš buvau gal, garbės žodis tikrai neatsimenu, bet mano amžiuje dar ta knyga, kurią man atnešė pirmą, antrą paskaityti, tikrai dar nebuvo mano amžiui. Bet kadangi aš skaitydavau daug, aš skaityti mėgau, ji man jau nešė tas knygas, o tokias kitokias. Tai ryškiausiai, ką prisimenu, tai buvo Baltasis Olendras. Knyga Baltasis Olendras. Ir aš tada tą knygą, kada perskaičiau, aš jos nesupratau. Ir žinokit, kada aš dabar visai neseniai dabar Australijoje žiūrėjau filmą Baltasis Olendras. Ir aišku, suvedu su knyga, nes tas filmas knygos motyvais. Aš žinokit, žiūrėjau tą filmą ir prisimenu tą jausmą, kai aš tą knygą perskaičiau būdama mokykloje, maža dar labai. Aš tada tikrai nieko nesupratau, bet paskui eigoje, tik tai jau po kelių metų aš tą knygą, atsimenu, analizavau su mokytoja ir ji man paaiškino, ką aš ten turėjau žvelgti toje knygoje. Ir tada buvo, wow, mano nuostaba, kaip ten toje knygoje iš tikrųjų buvo. Mokykloje buvau padūkus, gera klasėse, gera pamokose, dar namų darbus tikrai darydavau ir daug sėdėdavau naktimis, atsimenu, grįždavom su broliu, negana to, kad namuose turi paruošti labai daug namų ruošos darbų, tokių kaip turėjom kiauliukus, vištytės, pašerti kiauliukus, pašerti vištytės, sutvarkyti ūkį, padaryti valgyti. Jeigu būdavo tos dienos, kai tėvai yra iškritę iš gyvenimo, tai mes rūpindavomės daug kuom. Tai ir dar tu turi namų darbus padaryti. Tai buvo tikrai labai sunku, nes viską turi suspėti vienas pats. Mažas vaikas. Ir vis tiek aš tos namų darbus padarydavau, aš išmokdavau visus eilėraščius, nes nusirašyti eilėraščių negali, tu turi jį deklamuoti. Dieve, visai buvo. Bet jeigu dabar mano mokytojas paklaustumėm, tikriausiai ir lietuvių mokytoja, ir geografijos, ir istorijos gal nelabai. Nors negali žinot. Anglų tai išvis, anglų mokytoja buvo mano auklėtoja, tai šis man nieko apie mane gero nepasakytų šitą vietą. Apie mane gero kaip apie žmogelį, taip, bet
Tai anglų žinias nelabai. Dar jį dėstė ir rusų man pamoką. Aš visą laiką už rusų 10 turėdavau, visada. O žinau tik 2 žodžius kokius rusiškai. Bet visą laiką gaudavau 10. O va matematikos mokytojas sakytų, o, Roberta, tai tu su finansais dirbi, taip? Iš tikrųjų, tai aš galvoju, kad matematikos nemėgau labiausiai ne dėl to, kad nemėgau šiaip matematikos, tai dėl to, kad mokytojas toks buvo truputį, mes jį pravardžiuodavom Morka, jisai buvo šiaip nuostabus žmogus, Morkūnas, linkėjimai jums gerbiamas mokytau, bet jis žinojo, tikrai žinojo, kad mes jį Morką vadinam. Netgi vaikai drįsdavo ir akis, aišku, pasakyti mokytojui, kas tikrai buvo negražu. Manau, kad jisai tiesiog manęs nemėgo, dėl to aš nemėgau jo. Į mokyklą grįžti norėčiau, dabar su savo protu, su savo sugebėjimu. Labai norėčiau mokyklą. Kokiu klausimu dažniausiai žmonės į tave kreipiasi? Dažniausiai žmonės į mane kreipiasi dėl 3 pagrindinių priežasčių. Visų pirmiausia, tai noras sutaupyti savo vaikų ateičiai. Tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko žmonės nori taupyti, taupo. Ir žinot, aš labai linkėčiau, kad tuo tokiu labai svarbiu klausimu taptų ir jūsų ateitis, jūsų pačių pensija, jūsų pačių užtarnautas poilsis. Nes įsivaizduokit, jeigu mes pasirūpinam tik vaikais ir patys savimi ne, tai gaunasi taip, kad tada mes tampam vaikams našta ir tada tėvais reikia pasirūpinti. Mano pačios pavyzdys, kada mano tėvai visiškai nesirūpino savo ateitim, visiškai netaupė, kad dirbo, uždirbo, neteisingai panaudojo tos pinigus, visiškai nieko savo ateičiai nesusikūrė, negana to, kad nei kur gyventi, nei iš ko gyventi, o jau kalba apie pensiją, kurios tiesiog neužsidirbo. Daug tokių žmonių yra, kurie apie savo ateitį negalvoja, nes dauguma sako, tai aš nesulauksiu, tai aš dar mėgstu tokį žodį panaudoti, nedagyvensiu, bet o kas bus, jei dagyvensi? Kas bus tada? Bus kaip mano tėvams. Jie nieko neturi ir mes su broliu turim jiems padėti. Ir vat tas taupimas tik vaikams tikrai yra gerai, nes įsivaizduokit, kada vaikas užauga, tada jūs, jeigu jam netaupėt nuo pat gimimo, turit iš savo atlyginimo jam padėti. Ir pusę atlyginimo ar net visą atiduodi tam, kad vaiką ant kojų pastatyti. Tai taupyti vaikams po truputį reikia. Taupyti lygiai taip pačiai ir savo reikia, dėl to, kad jeigu jūs savo netaupysit, jūs tapsit savo vaikams našta. Ir jie turės iš savo atlyginimų, iš savo pajamų kas mėnesį, kurias uždirbs ir turės skirti savo vaikams, savo šeimai, dar turės padėti ir jums. Tai pagalvokit visus planus ABC, kaip gyvensit išėję užtarnautą poilsį. Dažniausiai kreipiasi dėl taupimo vaikų ateičiai, dėl pradinio įnašo būstui sukaupti arba visiškai pilnai būstą nupirkti, nes nenori paskolų, ir pensijai, savo ateičiai. Tik ateičiai mažiau žmonių taupo nei vaikam. Jeigu taip lyginti, kurie kam daugiau taupo, tai taupo daugiau vaikam. Bet lygiai taip pačiai turit pagalvoti ir apie save, apie savo ateitį, apie savo pensiją užtarnautą poilsį. Tai tokie pagrindiniai, dėl ko nori žmonės taupyti ir apsidrausti. Tai jeigu tu dar kažko neturi, nori taupyti vaikams, nori taupyti savo ateičiai, nes mane dabar išgirdai, ir apsidrausti, galbūt dar būsto neturi ir jam reikia susikurti strategiją, tai dėl to tu man gali parašyti. Kokia tu esi gyvenime? Kokia aš? Aš stipri maksimalistė, svajotoja ir, kas svarbiausia, realizuotoja. Nes kai nori, tu privalai padaryti. Ir tas manyje yra labai ryšku ir stipru. Manimi galima visiškai pasitikėti, nes aš pasitikiu žmonėm lygiai taip pačiai ir noriu, kad tas būtų tikra abipusiai. Bet jeigu tik tai mano pasitikėjimas sugriauna, duris užsidaro. Kelio atgal nėra. Aš labai atvira ir tas atvirumas man tikriausiai kenkia, nes aš tikiu žmonėmis. Aš tikiu, kad jie geri, aš tikiu, kad jie gerus darbus daro, jais galima pasitikėti. Ir, aš tokia, aš tikiu, pasitikiu. Bet kai mano pasitikėjimas sugriauna, kai mane įskaudina, duris užsidaro, viskas. Aš su to žmogum nebekeliausiu niekada daugiau gyvenime per kelionę savo, niekada. Jeigu tu mane įskaudinai, jeigu tu mane nuvyliai, arba kažkokiu būdu man pakenkiai,
kai aš tau visą save atidaviau, aš visą širdį tau atidaviau, aš dėl tavęs stengiausi, aš dėl tavęs daug gerų dalykų padariau, sukūriau, daviau tau tiek daug, o tu sugrioviai mane, sugrioviai pasitikėjimą, sugrioviai draugystę, ryšį, kažkokį santykį, bendrumą, bendrystę, darbus, dar kažką. Viskas. Aš nelinkėsiu tam žmogui niekada blogai, nes aš tikiu karmą, žinau, kad lazda turi du galus ir viskas sugrįžta, ką tu paleidai į visatą. Aš siunčiu daug meilės tiems žmonėms, kurie mane įskaudino, kurie kažkaip netinkamai su manim pasielgė ir viskas. Ir tokiu būdu aš juos paleidžiu, aš jiems atleidžiu. Tai tas atvirumas galbūt ir nėra labai gera mano ta savybė, nes paskui aš nukenčiu būdama per daug atvira, bet iš kitos pusės aš nukentėjau per daug atvirumo, bet aš toliau tą patį darau, nes aš tikiu žmonėmis. Nes aš tokia. Aš esu atvira, gera, nuoširdi, aš atiduodu viską, ką turiu ir kažkaip tikiu, kad daugiau yra gerų žmonių nei blogų. Ar tau patinka Australija? Ar aš dievinu Australiją? Pagalvokim. Ką aš žinau? Šiaip sau 2 metus kankinuosi ir baigiu pražylt, dažai nebesilaiko ir visa kita, raukšlių padaugėjo. Ne. Tikrai ne dėl to, kad patinka, tikrai ne dėl to, kad myliu be galo, aš esu čia. Ir jeigu nedaugybė darbų, tai manęs čia nebūtų dabar ofisuose. Aš eičiau ir prie operos savo, nežinau, kavytę gerčiau, ledus valgyčiau. Šeštadienis, reikia pasimėgauti gyvenimu. Tai mano silpnybė akivaizdi. Aš Australiją dievinu, myliu. O tu dievai brangus, aš jaučiuosi čia kaip namuose. Ir žinot, apie Australiją aš svajojau 8 metus. 8 metus. Aš jai ruošiausi 8 metus. Tai jūs man pasakykit. Tai dėl to, kad nepatinka ir aš esu čia? Šiaip sau, nes neturiu ką veikti. Myliu Australiją be galo, myliu Lietuvą labai, pasilgau. Ir tikrai Lietuvoje daug lengviau ir tikrai geriau visom prasmėm. Bet tai tokia didžiulė svajonė. Didžiulė, nepaaiškinamo, milžiniško svajonė, huge. Yra Australija. Ir tiesiog aš čia ir taip, trumpai atsakant, man čia labai patinka. Mano silpnybė akivaizdi, mano meilė yra tiesiog aš esu įsimylėjus, trumpai tariant. Tavo šeima labai graži. Kur paslaptis? O tikrai labai ačiū. Ir man patinka mano šeima. Ir tie žmonės su manim, kurie gyvena, tie 4, labai nieko tokie. Taip, iš tikrųjų esu labai dėkinga savo vyrui, labiausiai jam, nes tokią beprotę atlaikyti ne kiekvienam. Ir kiek esu analizavus mūsų santyki su specialistais, kiek esame į gylį, kodėl mes kartu, kodėl tiek daug išgyventi turėjom, kai atrodo už ką. Daug visko iš tikrųjų vyko, bet mes atlaikėm, mes einam toliau ir mes kartu. Ir kiek analizavom į gylį su specialistais, kas mums duota, kodėl mes tos tokius kalnus, pakalnės duobes turim išgyventi, tai tik tai dėl to, kad taip turi būti. Susitiko 2 stiprūs žmonės, iki begalybių, nenormaliai stiprūs 2 žmonės. Ambicingi, 2 ožiaragiai, visiškai vienodi. Kaip čia pasakė, žiūrint, ką lyginsim su kuo. Bet visiškai abu užsispyrę, darbštus. Tas žodis yra darboholikai, ne? Tikrai atsidavę savo šeimai maksimaliai visom prasmėm. Dėl vaikų darom, dėl savo šeimos daug darom. Ir su kitu vyru aš neišgyvenčiau. Kodėl? Dėl to, kad tas kitas vyras, jis neatlaikytų manęs. Nesutikau dar nei vieno tokio stipraus, koks yra Kazilionis. Ir tas yra labai svarbu. Ne šiaip sau 2 žmonės atlaiko, gyvena, kuria, stato, išgyvena skyrybas ir visos kitus iššūkius, sugeba vienas kitam atleisti ir eiti toliau. Tik tai 2 labai stiprus žmonės, nenormaliai stiprus. Ir aš galvoju, kad tas, kuris iš tikrųjų laiko šeimą, kuris sudėlioja visus taškus į vietą, kuris viską gali nubraukti, dėti
tašką, nunulinti, padėti ant stalo baltą lapą ir užrašyti iš naujo kelionę nuo to taško ir toliau. Tas, kuris visiškai pilnai saugo tą branduolį, tą tikrumą, tą vertybę šeima, yra Arnoldas. O šiandien apie mane. Nu tikrai, pradėti reikia dainuoti jau. Gal keist profesiją, kur aš einu ir pareinu